Sveiki, su jumis ir vėl aš Noelis, ir šiandien mes toliau kalbėsime apie dalykus, kurie kelia nostalgiją. Kaip visada aš turiu jūsų paprašyti, jūsų laiko, jūsų hype ir jūsų subscribe, kad šis video galėtų plisti toliau. Ir einame tiesiai prie jo. Pats pirmas dalykas, apie kurį aš turiu kalbėti, yra Zilitonas. Tiems, kas nežino, tai buvo tas aparatas, kuris paleido geltonas disketes. Žaidimų konsolė. 70-ųjų technologija, 80-aisiais pardavinėta vakaruose ir Japonijoje ir 90-ųjų pradžioje buvusiame rytų bloke ir Lietuvoje. Šis monstras turėjo visus 2 KB RAM, 1,7 MHz procesorių. Dažnai šių konsolių kūrėjai pritaikydavo dizainą, kad jis atrodytų kaip modernių konsolių, tokių kaip Super Nintendo ir Mega Drive. Lietuvoje, kai jį pardavinėjau, buvo ir pirmas Playstakas. Zilitonai buvo daugelio gamerių pradžia Lietuvoje. Ir buvo daugybė modelių – Ziliton, Bitman, Kenga, Dendy, Pegasus ir apie 20-30 skirtingų modelių, kurie buvo gaminti Kinijoje ir Taivane. Nes per tokį laiką, nuo 70-ųjų iki 90-ųjų technologija greit keitėsi. Ir ta technologija tapo žymiai pigesnė. Surinkimo kokybė šių konsolių buvo tragiška, tiek pačios konsolės, tiek jos priedų ir netgi pačių žaidimų diskėčių. Jas buvo galima labai lengvai sulaužyti, blokeliai sudegdavo, kontroleriai taip pat labai greitai lūždavo. Jūs ten atidarę tos kasetes, jūs pamatysite, kad ten yra tas čipas ir juodas taškas. Tai irgi vienas iš tokių įdomių kaštų sutaupimo priemonių. Dar iš tų žaidimų, kuriuos buvo galima rasti, buvo daugybė piratinių originalų. Mario 3, Mario 6, Mario 10, Mario 15, Mario 16 ir daugybė kitų. Tai buvo žaidimai, ant kurių tiesiog buvo uždėtas Mario, panašiai kaip ir Chip and Dale 3. Žaidimas, kuriame burandukai Čipas ir Deilas kažkodėl pradeda žudyti žmonės. Na, tikrai daug įdomių kinietiškų variantų taip pat buvo. Kas visiems įsiminė, tai buvo disketės 9999 viename, nes ten būdavo apie 20 skirtingų žaidimų ir nuo kažkurio numerio prasidėdavo skirtingi pirmo ir antro žaidimų lygiai. Ir taip tęsdavosi be galo ir be krašto. Šios konsolės vakaruose buvo vadinamos Famiklonais, nuo originalo Family Computer ir žodžio klonas. Ir šie klonai buvo labai populiarūs iki tam tikro laiko. Ir Kinijoje iki maždaug 2010-2015 metų. Ir būdavo daugybė visokių žaidimų demake, piratinių originalų, kuriuose žaidimų kūrėjai iš modernesnių platformų perversdavo į Zilitoną. Ir iš populiarių žaidimų tuo metu buvo Mario, Contra, Battle City, dar žinomas kaip Tankiukai, Darkwing Duck arba Čiornas Plašius, Vėžliukai Ninjas, Guerrilla War, irgi toks labai įdomus žaidimukas, kurį man tėvai sakydavo, kad čia televizorių gadina ten tą nespalvotą šilelę. Ir aš prisimenu, kad žaidimus pardavinėdavo turguose ir ten dažnai ant nespalvoto šilelio juos ir išbandydavo. 2025-aisiais, praėjus 40 metų nuo originalios konsolės išleidimo, dabar yra įdomus emuliatoriai tokie kaip 3DSN ar 3DSN VR, per kuriuos galima šiuos žaidimus paleisti su 3D ir VR, kas iš ties yra čiorna magija. Ir pagalvojus, kaip taip galima padaryti, įsivaizduokite, iš pikselių padaryti vokselį. Ir įdomiai atrodo ir pasirodo Battle City galima žaisti pirmu asmeniu. Tai jeigu norite tą išbandyti, rekomenduoju per Steamą surasti 3DSN arba kitais būdais. Ką aš dar prisimenu yra tai, kad informatikos pamokose buvo pristatytas toks dalykas kaip flopikai. Tiems, kas nežino, tai buvo kaip 90-ųjų flashai, kurie laikė 1,44 MB vietos arba pusę MP3 dainos. Mūsų informatikos pamokose buvo naudotas apie 2000 metus ir aš prisimenu kažkur metus ar 2 jos panaudojom, jie pasirodė ir labai greitai dingo, nes tuo metu jau buvo ir CD, ir DVD ir panašus dalykai. Ir atvirai pasakius, informatikos pamokos tuo laiku man irgi įsiminė, nes turėjom tokį mokytoją, kurį visi vadino Hariu. Nors jo vardas visai kitas, bet jisai buvo toks chill bitchas, kuris dėvėjo Hario Poterio akinius ir kaip tik tuo metu buvo pradėtas rodyti tas filmas. Ir jo pamokose pagrinde gaminau. Ir žaidimai, kurie mūsų laukia, būdavo Wormsai, Trackmania. Ten kiekviename kompiuteryje buvo Starcraftas ir Warcraftas netgi rašytas. Tai pamokos tikrai įsiminė labai. Ir aš pats šios pamokos laukdavau labiausiai iš visų. Ir manęs klausia, kodėl tu nekalbi apie World of Warcraft? Aš pasakysiu atvirai. Warcraftas 3 man įsiminė labiau, nes mes jį žaidėm per LANą, mes jį žaidėm kompiuterinėse. Ir Lietuvoje jis buvo žiauriai populiarus. Mes netgi turėjom profesionalių žaidėjų, tokių kaip Winner. Winner
Ankstyvaisiais esporto laikais, kai uždarbiai buvo gan kuklus, jis buvo laikomas savo laiku geriausiu Undead klasės žaidėjų ir dalyvavo pasaulinėme World Cyber Games turnyre, taip pat World Esports Games 2 ir kitose turnyruose 2005-2006 metais. Tuo metu žmogui viso labo buvo tik 16 metų ir žaidė prieš tokias legendas kaip Moon ir tokį korėjietį, prieš kurį dėja pralaimėjo. Nors, atvirai pasakius, visai neblogai pasirodė. Dar kas kelia nostalgiją žmonėms iš to laiko buvo tokia programa kaip Winampas. Winamp. It really whips the llama's ass. Tai yra muzikos paleidėjas, playeris. Jis egzistuoja dar ir dabar. Ir telefoninės versijos netgi yra androidams ir abaliams. Tada buvo ir visokių fainų skinų, kurias galėdavo įdėti ant savo Winampų. Ir visokios vizualizacijos, kurios vadinosi Milk Drop ir panašiai. Man rodos Milk Drop. Jis ėjo nuo 97 metų ir 2013 buvo parduotas. Ten savininkai biškai visokių nesąmonių darė, kol galiausiai jis buvo perpirktas kitos firmos Llama Group, kurie paleido naują versiją. Ir dabar galima jį parsisiųsti, išbandyti tiek ant telefono kompiuterio ir jis kaip playeris yra visai neblogas, dar ir dabar. Pumpuot visokiems džiaugsmams prieš torrentus buvo DC++. Tai buvo rimta programa, kur galėjai rasti visko. Tai buvo peer-to-peer klientas, kuriame vartotojai jungiasi prie hubo. Jame ieškai failų. Tada suradęs tą failą siuntiesi iš to žmogaus, kuris jį turi. Pats hubas to failo nelaiko. Ten taip pat yra galimybė chatinti su kitais vartotojais, kurie prisijungia prie to pačio hubo. Kodėl torrentai visgi paėmė viršų? Dėl to, kad paprasčiausiai viskas yra lengviau vartotojui. Viskas, ko reikia, yra viename faile, kurį įmeti į klientą ir pumpuoji. Yra seederiai ir jų gali būti daugiau nei vienas. Jūs galite tą torrentą rasti bet kur, srautas decentralizuotas ir jį siųstis. Įsivaizduokit tokią situaciją, kai originalus dėdė dingsta ir viskas, pumpuot nebegali. Torrentuose jo darbą perima likę gyvi seederiai. Natūralu, kad tokia forma laimi. Kas įdomiausia, lietuviškame internete vyko ir visokie interneto karai. Buvo toks Delfi ir on.lt karas. On.lt buvo toks katalogas, žinynas lietuviškų to meto tinklapių. Taigi Delfis 96-aisiais įmonė skaitmeninės komunikacijos valdė domeną on.lt. Pagal on.lt svetainės autorių tai buvo piratinis užgrobimas. Angliškai tai vadinama cybersquatting. Kaip Delfi teigia, Delfi įmonės grupės savininkai norėjo paleisti tinklapį online.lt, bet vėliau nusprendė pakeisti pavadinimą į Delfi. Tačiau jau esantis online.lt peradresavo iš to tinklapio į delfi.lt. Tuo metu internautai nebuvo patenkinti ir jie parašė Vladui Palabinskui apie esamą situaciją. Buvo imtasi veiksmų. Galiausiai 2000 spalį Delfis, tarpininkaujant Infobaltui, sumokėjo on.lt savininkui už nepatogumus moralinės žalos kompensaciją. Tiesa, kurį laiką domrek.lt puslapis toliau peradresavo į Delfi. Ir šis puslapis irgi yra įdomus, nes gali matyti, kaip atrodė tas 2000-ųjų pradžios internetas. Ir aš rekomenduoju užeiti į on.lt, nes tikrai įdomiai atrodo. Ir ten dar galima rasti lietuviškų tinklapių, kai kurios nuorodos yra išsilaikusios. 2007-aisiais, vykstant interneto centralizacijai, atėjo naujas trendas. Jis vadinosi UGC – User Generated Content. Tai viskas, kas yra kurta vartotojo. Filmukai, animacijos, paveiksliukai ir Facebooko postai, YouTube vidosai. Tai yra UGC, kaip ir komentarai po jais. Vienas iš populiarių UGC pavyzdžių buvo blogai, bet jie buvo gan ilgi, tad buvo lengvesnis variantas, kaip mikroblogai, Twitter. Ir įsivaizduokit tai, kad lietuviai irgi turėjo savo Twitter versiją. Ji vadinosi blakė.lt. Panašiai kaip ir Twitteris irgi buvo 140 simbolių, tik nebuvo paveiksliukų, negalėjai kelti nei paveiksliukų, nei video, kas buvo didelis minusas. Ir jis gyvavo tik nuo 2008 iki 2012 metų ir buvo kurtas blogas.lt įkūrėjų. Tai buvo vieta, kurioje galėjai bendrauti ir pranešimai vadinasi blakėmis. Tiesa, dėl to, kad negalėjai kelti paveiksliukų, šis dalykas neteko savo konkurencingumo. Ir buvo daugybė kitų mikroblogų kaip vibe.lt, kuris gyveno iki 2017. Ir taip pat buvo 160lt, kuris gyveno dar trumpiau, bet jame galėjai kelti pranešimus iki 160 simbolių. 20 daugiau nei Twitteryje ir jo klonuose. Kodėl tie lietuviški mikroblogai žlugo? Nes egzistavo Twitteris. Ir jis leido ir nuotraukas kelti, ir video,
ir galėjai bendrauti su savo srities specialistais iš užsienio. Ir buvo jame ir kokybės, ir kiekybės. Tai nugalėjo. Dar buvo ir tokie socialiniai tinklai kaip hotnot.lt. Amerikiečiai turėjo tokį hot or not. Lietuviai jį nukopijavo ir pavadino hotnot.lt. Kiek sužinojau iš kanalo Jank Baron Dom, jis turi išleidęs video anglų kalba apie šį tinklapį ir turi visą nuotraukų kolekciją. Ir aš rekomenduoju pasižiūrėti jo video, kurį rasite video aprašyme ir prisektame komentare. Ten buvo baisiai įdomus tinklapis, kuriame jūs galėjote vertinti kitų žmonių įkeltas nuotraukas ir bendrauti ir ieškoti pažinčių. Ten iš nuotraukų tikrai daug įdomių buvo įsilaikę, tačiau tinklapis buvo uždarytas 2022-2023. Kad ir kaip bebūtų keista, bet aš iš pradžių galvojau, kad originali mintis buvo Facebooko įkūrėjo Marko Zuckerbergo, bet pasirodo, amerikiečių originalas veikė anksčiau. Ir jis veikė nuo 2000 iki 2012, o lietuviška kopija nuo 2008. Vienas iš jos įkūrėjų buvo Benediktas Gilys, kuris įkūrė šį tinklapį su savo draugu. Vėliau jis buvo išspirtas iš projekto. Kitas dalykas, kuris labai populiarus buvo to laiko internete, tačiau nebe toks populiarus dabar, vadinasi RPG formais. Tai buvo tokie formai kiekvienai temai, kiekvienam serialui, kiekvienai knygai, kuriuose žmonės įsivaizduodavo, kad jie yra tam tikri veikėjai, arba iš to romano, iš tos knygos, iš to serialo, ir turėjo formą tekstiniu būdu plėsti jų siužetą. Ir vienose formose už veikėjus reikėdavo dar ir mokėti, kad galėtumai jais apsimesti. Ir vartotojai, norėdami dalyvauti, turėdavo rašyti kaip tas veikėjas, jo stiliumi, jo elgsena, ir dažnai tas veikėjas arba būna jau sukurtas, ar būna paskirtas administratoriaus forma. Tiesa, reikia pasakyti tai, kad šie formai buvo ultra nišiniai, nes žmogus turėjo būti raštingas. Ir kalbant apie temas, RPG formai būdavo įvairiausi, nuo serialų, filmų, creepypastų, anime ir taip toliau. Pavyzdžiui, iš užsienio pavyzdžiai buvo tokie kaip vampyrų dienoraščiai ar Hogwarts Express Hario Poterio gerbėjams. Tarp lietuviškų buvo toks Lelocer, Nakties namai, Soul Arts, Hario Poterio gerbėjams buvo Hogwartsas ir Huhogi. Ir taip pat buvo Gold and Glory, formas, kuris buvo atrakintas, tad galiu pateikti pavyzdžių, kaip tas dalykas atrodė. Kodėl šie formai galiausiai sunyko, išnyko ir numiro? Nes žmonės tiesiog perėjo į Facebook, į kitus socialinius tinklus. Į forumus dar reikia registruotis papildomai, kas atbaido žmonės. Ir kitas dalykas, žmonės yra tingus padarai, o RPG formams reikia laiko ir kantrybės. Nes reikia rašyti daug. O kai kurie žmonės yra natūralūs grafomanai, kurie rašo daug, bet nieko nepasako. Ir taip pat yra žmonių, kurie netokie raštingi ir nemoka vystyti temos. Ir žmonės tiesiog pamėgo greitesnį formatą. Vienas iš tokių greitesnių formatų vadinasi GTA Roleplay, kur jūs GTA 5 pasaulyje galite vystyti savo personažą ir nereikia tiek daug rašyti. Ir forma išties daug lengvesnė ir prieinamesnė vidutiniam vartotojui. Kalbant apie žaidimus, buvo tokie Worms Armageddon ir Worms World Party. Jie buvo paleisti britų kompanijos Team 17. 99-aisiais išleistas Armageddon buvo savo laiko hitas, na, o kuriems taip pat buvo pasiūlytas geras sandėris. Ir jie ant greitųjų turėjo sukurti naują dalį – Worms World Party. Ji buvo praktiškai tas pats žaidimas, tik naujesnis, su gražesniu interfeisu ir grafikomis, tačiau su laiku palaikomas tapo Armageddon. Kuo šis žaidimas buvo populiarus Lietuvoje, tai dėl galimybės susikurti savo komandos garsus su pridėta programa ir jos įdėti į žaidimą. Žiauriai gerai ėjo toks radijo šou įgarsinimas. Šūdžiai jūs nenormalūs! Ai! Pažiūrėkit! Parodysit savo kelnaitės ar ne? A, va taip! Gerai, nusimaunam kelnes! Viso geriausio! Iš šitono išmislus. Jūs nugyvavo! Ai! Ai! Kada laidosit? Kodėl visa drąsa išgaravosi? Ai! Gaidys ant savęs rankos nepakel. Kurį dabar galima rasti archiv.org svetainėje. Kas nežino,
Radio šou buvo toks smagus projektas, kurtas Algio Ramanausko ir Rimo Šapausko, su tokiais veikėjais kaip Bronius, Albinas, Budulis, Česlovas ir daugybė kitų. Ką tai va, aš galiu saulės nors kartą į 10 metų ant taksino važiuoti nuo stoties iki katedros. O, pasimaišė protas. O neįdomu, kokios ten kainos Vilniui. Vaikystėje mane gąsdino tos lėlės, ypatingai Albinas. Sveiki, berniukai, kur einate? Einam pas mane į bažnyčią, žurnalų pažiūrėsim. Aš už altoriaus vonę turiu, kur kartu išsimaudysim. Saldainių galėsiu duoti, Almyvas su manim primokinsiu dalykų gyvenime, kur net nesapnavot, berniukai, Bet kalbant apie Wormsus, dar ir dabar pasileidžiu šį žaidimą per ragelį, kadangi emuliatorius veikia visai neblogai. Ir pagrindinis šio žaidimo pliusas yra tas, kad jį gali žaisti keli žaidėjai prie vieno kompiuterio. Dar vienas žaidimukas, kurį prisimenu iš informatikos pamokų, tai kultinis Elastomanija. Tai kaip Happy Wheels, bet vyresniai kartai. Turi mocą, kuris veikia kaip spyruoklė ir turi eiti per lygius. Nors grafika net savo laiku nebuvo baisiai gera, tikroji šio žaidimo jėga slypėjo jo fizikoje. Motociklas ir gavo kiekvieną žaidėjo judesį, o klaidos dažnai baigdavosi epiniais failais. Dalis populiarumo kilo dėl neoficialių lygių, kuriuos kūrė patys fanai. Interneto formai virto vieta, kur žaidėjai dalinosi rekordais ir aptarinėjo strategijas. Kai kurie lygiai buvo tokie sudėtingi, kad juos įveikti prireikdavo ne tik kantrybės, bet ir akrobatinių sugebėjimų prie klaviatūros. Netgi yra speedrunai šio žaidimo, kuriuose elitiniai gameriai rodo visokias gudrybės ir triukus. Ir šiaip, smagu tai žiūrėti. Kitas žaidimas, prarastų žodžių beieškant, buvo toks anglų kalbos lavinimo edukacinis žaidimukas. Deja, nesuprantu, kaip jį paleisti ant šiuolaikinių kompiuterių, bet žaidimas gan lėtas. Ir jame pasakoma apie blogojo burtininko uždarytą ir iš kiaušinio išsiritusi mėlyną veikėją, kuris turi pabėgti iš miesto ir įveikti tą piktąjį burtininką, naudojantis anglų kalbos pagalba, sprendžiant galvosukius. Kaip 95 metų žaidimui, gal visai geras kaip tuo laiku. King. Aš negėriau 7 savaitės. Aš iškišau savo galvą iš skurdo vienai baisiai sekundai ir teškė man su kastuvu šūdo į veidą. Sakyk, kad turi pinigus? Ne, Sony, aš neturiu pinigų. Ten buvo mano pinigai, asilė to. Geriau pradėk šnekėt. Priversk, įdarė. Sukėliau aš muštinas. GTA Kaunas. Tai 2005-aisiais išleistas Vice City vertimas. Jame visi dialogai buvo įgarsinti jaunimo ir pridėtas lietuviškas radijas. Kokybės atvirai kalbant nebuvo, užtat iš to gimė daugybė to laiko memų, kaip malūnsparnio sveikata. Galėjo kiloti ir ko išversti, bet kadangi jie mėgo tai daryti nelegaliai, juos būtų dar greičiau prikirpę ir bankrotas būtų įvykęs anksčiau nei 2009-aisiais. Aš pats buvau padaręs video apie šį žaidimo modą prieš daugiau nei 12 metų, bet žmonės, kad ir kaip man bebūtų keista, jį vis dar atranda. Buvo ir tokia technologija, kuri vadinosi Shockwave Flash. Su ja buvo varomi visokie filmukai ir žaidimukai. Vienas iš tokių yra legendinis Swords and Sandals. Gladiatorių žaidimas, kuriame žaidė už vergą, kuris įsikovoja teisę į laisvę. Ir jo kūrėjas, Oliver Joyce, savo YouTube kanale pasakoja apie žaidimų kūrimą ir problemas su tuo susijusias. Bet tuo metu tai buvo tas laiko užmušimo žaidimukas, kur galėjai susikurti veikėją ir su juo bandyti pereiti per gladiatorių turnyrą. Ir buvo toks bairis, jeigu kuriant veikėją rašai kabletašką ar kabutes, gauni super veikėją, su kuriuo galima nesistengiant pereiti žaidimą. Toks geras žaidimas, kad ant streamų pas mane prie doneitų garsas yra trečios dalies įžanginė melodija. Būtent ši. Jeigu reiktų pavyzdžiui, kas yra tobulas UGC produktas, aš neturėčiau nieko kito parodyti nei Mugen. Kitaip nei šiuolaikinė UGC reikšmė, kuri reiškia influencerio atliekamą reklamą, aš turiu omenyje dalykus, kuriuos kuria vartotojams. User Generated Content, UGC. 2002-aisiais bankrutavo firma Elec Byte,
Prieš bankrotą savo rėmėjams jį buvo išleidusi žaidimo variklio beta versiją. Šį variklį kažkas nutekino internetą ir tada internetas pradėjo dirbti savo darbą. Pradėjo kurti scenas, veikėjus ir garso efektus. Ir viskas kurta pačių vartotojų vartotojams. Kovos turnyre galės kovoti Songokas prieš Homerį, Kempiniukas prieš žmogų vorą. Viskas, ką jūs sugalvojate prieš viską, ką kiti kūrėjai sukūrė. Tokia kūrybinė laisvė, kurios net ir dabar sunkiai surasi, nebent kokiam Fortnite. Pagrindinis Mugen minusas beveikėjai balansų yra tai, kad negali jo lošti online su draugais, tik prisėdus prie vieno kompiuterio. Laimiai, yra nauja versija, kuri bando tai spręsti. Vadinasi Ikemen. Na ir kaip nepaminėti Heroes'ų. Heroes 3 tai yra legendinis žaidimas, išleistas dar 99-aisiais ir žaidžiamas dar iki dabar. HD versijos, telefoninės versijos ir netgi fanų leidžiami remasteriai, tęsiniai visi yra žaidžiami. Nors originalūs kūrėjai po 4 dalies bankrutavo, tęsiniai perėjo į firmą Ubisoft. Jie nėra tokie geri kaip ši dalis, tačiau kaip iš savęs galima jo žaisti. Heroes 3 savo laiku užkariavo Europą ir nors Amerikoje savo gimtinėje jis nėra toks populiarus, mūsų krašte pas Lenkus ir praktiškai didžiojoje pasaulio dalyje jis yra kaip StarCraftas Pietų Korėjoje. Lenkijoje yra net orkestras, kuris groja Heroes melodijas. Kuo ypatingas šis žaidimas tai tuo, kad prie vieno kompiuterio gali žaisti keli žaidėjai. Ir kaip su Wormsais tai yra ėjimų strategija. Tad gali praleisti neribotą laiką išmastydamas savo ėjimus. Strateginis gylis, kuriam reikia taktinio mąstymo, kokius vienetus naudoti, kada, kiek, skirtingi vienetų tipai, herojai, artefaktai ir daugybė kitų dalykų. Nereikia pamiršti ir viso to, kad kiekvienas mačas eina skirtingai dėl generuojamų žemėlapių. Bendruomeniai pastoviai palaiko su tokiais modais kaip Horn of Abyss, In the Wake of Gods ir daugybė kitų. Negi kartais turnyrai už pinigus vyksta. Išties, legendinis žaidimas. Na ir mano komfortui yra Simpsons Hit and Run. Tai 2003-aisiais išleistas Simpsonų GTA. Tai yra mano asmeninis komforto žaidimas. Tas žaidimas, kurį dažnai streaminu, kurį pažįstu, kurį įsijungiu šiaip užmušt laiką. Man tai yra tas Simpsonų žaidimas. Ir jis, kaip ir kiti šiame sąraše, yra ne tik palaikomas, bet ir turi daugybę modų su misijomis, kempiniukais, Futuramomis ir kitais smagiais dalykais. Ir nors žaidimų jau daugiau kaip 22 metai, jį galima žaisti dar ir dabar. Ir jis yra paskutinis ant PC išleistas Simpsonų žaidimas, neskaitant Fortnite'o. Aišku, su tuo laiko žaidimais yra toks dalykas, kad žmonės neverkia dėl to, kad negali pasižiūrėti nepilnametės veikėjo sijono. Tada ir žmonės žaidė dėl to, kad žaist, o ne dėl to, kad nervintis dėl kiekvieno išleisto žaidimo. Ir daugelis žaidė online multiplayerį, nes ten galėjo socializuotis, bendrauti su kitais žaidėjais. Ir vienas iš tokių rimtesnių projektų buvo Mu Online. Korėjiečiai visada buvo vieni stipriausių MMORPG kūrėjų, o jų meilė mesiniams RPG žaidimams atsispindi daugybėje ankstyvųjų 2000 metų projektų. Mu Online, oficialiai paleistas dar 2001-aisiais, buvo vienas pirmųjų tikrai sėkmingų 3D MMORPG žaidimų, kuris daugelio žmonių tapo įvadu internetinius nuotykius, party, guild, XP, bossų medžioklę, reidus ir begalinį lootą. Žaidimas iki šiol prieinamas ir palaikomas. Jo gyvybingumą išlaiko dvi jėgos – nostalgija ir privačių serverių kultūra. Dauguma grįžta ne tik dėl modernios grafikos ar šviežių idėjų. Mu žaidžiamas dėl to jausmo, kurį sutikė vaikystėje, kai rinkdavai Zen, kristalus ir kitką. Vis dar gyvas ir lietuviškas privatus serveris Mu Kaimas. Jis jau turi 20 keli sezonus. Bet kas man iš MMORPG kelia jausmus, yra Ragnarok Online. Tai žaidimas paleistas 2002-aisiais. Ir kaip savo laiku buvo gan smagus. Jis paremtas skandinavų mitologija ir buvo pirmas toks, kuriame buvo 2D personažai ant 3D aplinkos. Jis turi tokį anime filtrą, dėl ko, mano nuomonė, jo stilius nesensta. Ir jo kūrėjai po šio žaidimo sukūrė labai įdomų lietuvišką mitologiją paremtą Tree of Savior. Dar, ką turiu pagirti, tai yra garso takelis. Ko jau ko, bet korėjiečiai savo RPG žaidimams su muzika visada pasistengia. Prie šio žaidimo aš praleidau daugiau laiko nei turėčiau, bet man buvo smagu. Ir yra privatus serveris Play Klaipėda. Kažkodėl jis yra ispanų kalba. Na ir paskutinis, apie kurį kalbėsiu, yra Silk Road Online. Tai yra RPG apie šilko kelią. Irgi iš Pietų Korėjos, išleistas 2005-aisiais, jis pasiūlo kelis darbus – prekiautojo, vagies, medžiotojo
Viskas eina pagal Šilko kelio maršrutą, panašiai kaip ir su realiu Šilko keliu. 2024 buvo išleista versija rageliui, bet daug kas savo laiku nebuvo patenkinti dėl to, kad žaidimas kaip eilinis korietiškas RPG turėjo nesveiką grindą ir pay to win. Todėl atsirado daug privačių serverių, kad tą džiaugsmą nuimti. Tai vat, tai buvo dalykai, kurie man kelia nostalgiją. Jeigu aš kažką pamiršau, ar jūs turite kažką pasiūlyti, rašykite apie tai apačioje komentaruose. Na, o aš sakau, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.